sweetheart. Here you go. Here you go. It's okay. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo štai va toksai va prancūziškas sūris. 2,99 €. Pirkau Lidl parduotuvėje ir per tą vadinamą prancūzų savaitę, kai buvo daug visokių prancūziškų patiekalų. Ir tai yra ne patiekalų, o prekių. Tai va, čia yra 12 gabaliukų ir čia yra lietuviškai parašyta varškės sūris iš pasteurizuoto ožkų pieno, mažiausiai 45% riebalų sausoje medžiagoje. Va, spaudžiat pauzę, jeigu jums įdomi sudėtis, tai tiesiog ją imat ir skaitot. Taigi, kur dabar pagaminta? Pagaminta tikrai Prancūzijoje, tikrai prancūziškas produktas ir tikrai pirktas per Lidl prancūzų savaitę. Na ką, va toks pavadinimas, aš nemoku visiškai prancūziškai, tai yra šervetinė petit šervedaugs, kažkas tokio, gerai, nesvarbu, va taip pat gražiai supakuotas. Nu, aš iš karto protestuosiu, iš karto paragausiu ir iš karto įvertinsiu. Pasižiūrint dar kiekgi čia yra kalorijų. O kalorijų mes turim 100 gramų 250 kalorijų, nu, žinokit, daug. Tai principė, jeigu suvalgysim viską, nes čia yra 200 gramų, reiškia, turėsime 500 kalorijų. Tai galima viską suvalgius, turėti visiškai labai skanius ir labai normalius, pietus, teisingai. Na ką, atidarinėju. Čia vat projektą, kur atidaryt, labai gražiai viskas, atidarom. Primenu, kad visas šitas patiekalas kainavo 2 €. Atidaryti neįmanoma. Nu kaip va, įmanoma. Nagus reikia, tai atidarysit. 2,99 €. Aš va taip, dabar atidarysiu. Ką aš darau? Jūs žinot, ką aš darau, kai darau kažkokius tai maisto produktus. Uostau dabar. Kvepia sūriu. Taip, kvepia viskas sūriu, viskas čia tvarkoj. Dabar kaip čia man čia, 12 gabaliukų, aš išimsiu va vieną gabalą. Viskas rankomis, pirštais, iškart įsitepiau. Na ir va, laužiam viską, ragauju. Dieviška, žinok. Dieviška. Galėčiau valgyti ir valgyti. Aš nieko nelaukęs, duodu 5 žvaigždutės iš 5. Tikiuosi ir vėliau, kai baigsiu šitą prancūzų savaitę. O tada, kada žiūrėsi šitą video, jinai bus pasibaigusi. Aš tikiuosi, kad dar Lidl parduotuvėje nebus pardavinėjimas šitas, tikrai nuostabus. Tikrai nuostabus ir skanus va šitas ožkų sūris. Nu, tiesiog riebus, skanus, geras, labai geras skonis, nei per rūgštu, nei per sūru. Viskas taip, kaip turi būti. Žinokit, dėtis tik tai ant sumuštinio, užsitepti, žolyčių kažkokių, salotyčių, agurkiuko, pasaka. 5 iš 5 ir jeigu pamatysite tokį produktą, žinokit, aš rekomenduoju nusipirkti. Taip, sutinku, brangu, 2,99, bet rekomendacijos 100%.